теж vaikas. Ne jau to, kad mažesnis daug. Įsivaizduok, Arvydas Sabonis pasakoja anekdotą. Gyvena amerikietis, krūtas, turi visų pasaulio žvėrių, iškamšas ir taip toliau, vienintelį, ko neturi rusiškos meškos. Skambina į Maskvą, čia Perestroika, Gorbačiovas ir taip toliau. Sako, конечно, приезжайте. Jis nusiperka leidimą, atvažiuoja, ateina į kaimą ir sako urėdui, klausykit, ar čia tų meškų yra? Jopta, ar tu durnas, blėti? Meškų paskumis, jop tvai matė. Čia va už kalnelio gyveno vienas pidaras, blėt, švarolis, pastoviai prausis. Toliau du broliai pidarai. Paskui ten hebra šeiminėlė samanė varo. Meškinai. Tas amerikonas, jo tai man nieko nereikia, man vieną, blėt. Tik išlipa akurat, blėt. Lokys prausis. Pidaras. Užsigirdo lokys taip. Ką darysim? Ką darysim, klausim? Avyvičiams ar dulkint? Geriau dulkint daro. Net amerikonas, išdulkinta, net į kaimą. Klausyk, šautuvą gali pažiūrėti? Rusas kalvis, laisvai. Su plaktuku, viskas turtas, nubėga. Klausyk, urėdas, a tas, blėt, kur prausėsi, yra? Yra ir tas, kur prausėsi ir šeima yra nenachuma kiti, blėt. O tu pidara. Tik parakas įsisklaido, loki šalia. Jo, tvaima. Du kartus šoviai. Kas į Ameriką grįžta. Aišku, stresas, juodas, visa hebra, klausyk, ten babkės, psichiatrai, psichologai viską atstato į vietą. Bet vieno dalyko jie nežino, pasivylė tas, vat keršto troškimas, jis naktai į Siciliją, Habrytė, automatą galim 40 šūvių per sekundę, per minutę. Blet, šito man nereikia, ir čia atgal į Rusiją. Klausyk, sako, a yra pas mums meškų, blet. Čia vienas pastoviai maudo, man pochų, man svarbu tas. Į tą kalną perlipo akurat, blet. Tas prausėsi, ok tu blet. 40 šūvių. Parako dūmai įsisklaidė, šalia taip lokys stovi. Blet, man toks jausmas, tu čia nemedžiot atvažiuoji.